Bet visi kartu pūskit, kad man pavyktų tie burtai. Gerai. Tarptautiniai tyrimai rodo, kad istorijomis paremtas struktūruotas žaidimas ankstyvame amžiuje padeda vaikams pasirengti mokyklai, ugdo tokias kompetencijas kaip savireguliacija, gebėjimas suprasti simbolius, kalbos ir ankstyvojo skaitymo bei bendradarbiavimo įgūdžius. Sudominti vaikus, išjudinti jų kūrybiškumą, norą veikti, naratyvinio žaidimo metodas yra vienas iš svarbiausių ikimokyklinėme amžiuje. Naratyvinis žaidimas nesibaigia ties darželio sienomis ir vaikai žaidimo epizodus nešasi namus. Smagu gauti iš tėvelių teigiamus atsiliepimus apie tai, kaip jaučiasi vaikai, kokiomis emocijomis grįžta į namus ir kaip vėl nori grįžti į darželį ir žaisti drauge. Kai grįžta teigiamas ryšys iš tėvelių, tada tai būna didelė motyvacija mums, pedagogams. Mes sakom abrakadabra, mikusidabra. Svarbus naratyvinio žaidimo taikymo aspektai tai yra geras pasakojimas, kuris įtrauktų vaikus į žaidimą, taipogi pedagogo įsitraukimas. Kai faina, broliam, sesėm pasakysi, kur aš buvau. Pedagogo vaidmuo yra labai svarbus ne tik žaidimo kūrimo stadijoje, bet ir žaidimo įgyvendinime. Visoms naujoms įstaigoms yra skiriamos lėšos su projekto vykdymu susijusioms priemonėms įsigyti, o pažengusius pedagogus kviečiame toliau dalintis gerosiamis praktikomis, gilinti savo žinias, mokytis susijusių metodikų, tokių kaip ankstyvojo skaitymo.